Reikia paprašyti parašyti. Mes didžiųjų salė esam. Jau galim pradėti, ne? 13 valandą. Palauk, pasižiūrėkime, ar tikrai transliuotės vis tiek. Jau prisijungė ten kažkolinis, matau.
atsiprašysiu truputėlį visų, nes truputėlį su transliacija kažkokios problemos truputėlį yra. Lina ir greitai galėsit turėti.
Labą dieną, gerbimi kolegos, gerbimi svečiai. Pradėsim 10 šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdį. Turim šiek tiek problemų techninių dėl audiotono teikiamų paslaugų. Tai YouTube'as dabar ko gero bent jau kol kas negalės veikti, bet užlaikyti jūs visus dar 20 ar 25 minutės tikrai turbūt negalim. Tai čia turėsim turbūt pasiaiškinimų šiek tiek su galimu paslaugos teikėju. Tai turim parengę savivaldybės tarybos darbotvarkės projektą, jum jis visas buvo išsiųstas ir pačioje darbotvarkėje turėsim šiek tiek pakeitimų, nes gavom prašymą iš Klaipėdos apskrities VPK, kad jie prašo perkelt šitą informacijos pateikimą į rugsėjo mėnesį, nes šiuo metu neturim nuolatinio komisaro Plungėje ir konkursas, kuris įvyko, žmogus atsisakė ir tiesiog neturi to legitimaus žmogus, kuris galėtų šitą informaciją pateikti. Tai išimama trečią klausimą, taip pat esam gavę ir šito vietoje 28 klausimą dėl skolų Plungės savivaldybėje, dėl skolų savivaldybės įmonėje Plungės būstas pripažinimo beviltiškom ir nurašymo. Esam gavę tokią siūlymą ir iš vyriausybės atstovo, kad šitas klausimas jisai turėtų būti sprendžiamas pačioje įmonėje, suteikiant informaciją tiesiogiai savivaldybės administracijai ir vadovam. Tai mūsų teisininkai peržiūrėjo šitą, nors savivaldybės taryboje mes jau buvom vieną kartą priėmę tokį sprendimą dėl skolų nurašymo, tai aš manau, kad tą iš tikrųjų reikėtų priimti šitą siūlymą vyriausybės atstovo ir 28 klausimą iš darbotvarkės išimt. Taip pat šiandien turėjom dar vietos ūkio komiteto posėdį, kuriame buvo 2 papildomi klausimai dėl panaudos suteikimo Raudonajam kryžiui ir Kaspui. Tai siūlymas yra papildyti darbotvarkę dar šitais 2 klausimais. Ar dėl darbotvarkės būtų kažkokių tai pasiūlymų, pastabų? Matau, kad gerbiamas Mindaugas Kaunas, prašom. Labą dieną, kolegos, visi svečiai. Mere, viskas tvarkoja, mes suprantam, yra ekstra klausimai, bet būtų toks prašymas į ateitį. Vyriausybės atstovo tą pastabą tikrai gavot anksčiau, galėjote atsiųsti, nes mes per aplinkui tada jie turi ieškotis. O kitas klausimas, laikykime reglamento kitą kartą, nes 24 valandos prieš turėtų būti medžiaga susiųsta. Aš taip suprantu, kai kurie gavo anksčiau, kai kurie tarybos nariai vėliau, tai kaip ir pritarėm visai darbotvarkiai, bet prašymas ateityje laikytis, nes tarybos medžiaga papildoma buvo gauta 20 valandų prieš tarybą. Tai tik toks prašymas ateityje. Tai ačiū labai už pastabas ir noriu pasakyti, kad Pilibaičio buvo informacija gauta, tai mes gavom 29 dieną ir informacija, jeigu matot, jinai buvo gauta faktiškai 5 valandą, tai buvo vėliau ta informacija persuota jums visiems, nes pastabą mes gavom tikrai iš vyriausybės atstovo pakankamai vėlai. Aš pats gavau tą visą informaciją, tai tiesiog jis ir prašo savo laiške šitą informaciją savivaldybės tarybai pagarsinti. Todėl, kaip ir visada, mes gaudami pastabas vienas arba kitas po komiteto dažniausiai posėdžių, pagarsinam, kokie pakeitimai yra daromi ir tai yra dargi padaroma tada, kai priiminėjami sprendimai, atsižvelgiant į vienas arba kitas pastabas. Ir Gediminas Stonys, manau. Labą dieną visiems. Aš siūlyčiau tuos papildomus klausimus atkelti po apdovanojimų, gal nes turim svečių susijusių su tais klausimais, kad jiem nereikėtų iki galo laukti, apsvarstom anksčiau. Tai kas paprašymas ir Raudono kryžiaus buvo, tai ar galima su tokiais papildymais pritarti darbotvarkei? Taip, gerai, taip pritarėm darbotvarkei ir pirmas po darbotvarkės klausimų yra Plungės miesto šventės eisenos nugalėtojų apdovanojimai. Tikrai turėjom gražią puikią miesto šventę ir padarėm tokį gražų sprendimą, kad pačius geriausius, pačius įdomiausius, spalvingiausius, muzikaliausius rinko būtent visi savivaldybės gyventojai. Tai darė internetu ir aš manau, kad tai yra ir skaidrumas, ir aiškumas. Ir šiandien mes turim galimybę juos pagerbti, jom padėkoti, nes iš tikrųjų dėka tokių žmonių, dėka tokių organizacijų
mūsų miesto šventė tikrai yra ir įdomesnė, ir spalvingesnė, ir teikianti mums visiems ir visiems gyventojams tikrai didesnį malonumą. Tai pabandysim šitą klausimą išspręsti. Įtep garsiai kalbu. Tai iš tiesų padėka spalvingiausiai Plungės miesto šventės eisenos dalyviam, asociacijai Plungės ruoniai. Prizas ir dar prie šito viso turim dar tokį vakar gavom pasiūlymą ir turim tokią šio mėnesio 30, ne šio, sekančio mėnesio 30 dieną turim iš tikrųjų ralį varžybas, kurios vyks ir Plungės, ir Rietavo savivaldybėse. Tai nugalėtojams taip pat būtent organizatoriai teikia kvietimus apsilankyti šitose varžybose. Dar vieną galimybę pasidžiaugti. Labadiena. Visos Plungės ruonių bendruomenės vardu noriu padėkoti už įvertinimą. Ačiū Jums. Padėka muzikaliausiems Plungės miesto šventės eisenos dalyviams. Plungės smulkiojo verslo asociacijai. Taip, pirmiausia, noriu padėkoti, aišku, Plungės bendruomeniai už tą įvertinimą. Mūsų smulkio verslo asociacija labai atsakingai tą pažiūrėjo. Aišku, labiausiai norėčiau padėkoti Tadui, kuris daugiausiai prisidėjo prie šito renginio, prie šitos puošmenos. O mes kiekvienas iš mūsų esam plungiškiai ir mums labai gražu matyti, kada Plungė puošiasi ir kada Plungė švenčia. Tai dėkui už šventę visiems. Dėkuoju. Manau, kad galim visi dar padėkoti ir dar už kitą renginį, kuris buvo padarytas, už tą baikerių susibėgimą, kuris buvo Plungėje. Tai iš tikrųjų ten muzikos tikrai buvo žiauriai daug. Sunkiai galima buvo kai kurie girdėti, nes tikrai garso buvo daug, bet tas metalas ir rokas jis gerai veža. Tai padėka gausiausiais susirinkusiems Plungės miesto šventės eisenos dalyviams asociacijai Onkologinės ligos draugas. Labą dieną visiems. Labai iš tikrųjų ačiū už tas simpatijas, už šypsenas, už plojimus, už palaikymą, už sutelktumą mūsų bičiuliams, mūsų nariams, kad pergalėjo baimę ir antrus metus atsisėdo ant motociklo ir papuošė Plungės miesto šventę. Tai labai ačiū už tą gražią šventę, labai džiugu, kad galim prisidėti prie Plungės miesto šventės ir dalyvauti. Mes esame. Ačiū Jums. Dėkui didelį ir padėka bendramediškiausiems Plungės miesto šventės eisenos dalyviams, Plateliškių komanda Platelė. Taip, labą dieną. Tai mes irgi savo ruoštų norim pasakyti didelis dėkui Plungės bendruomeniai.
Aš tik gal paminėsiu, kas sako tą didelį ačiū. Tai jis būtų Platelių seniūnija, Platelių kultūros centras, Platelių bendruomenė ir Liepijų mokykla. Ačiū didelis visiems. Ir dar viena nominacija originaliausiam Plungės miesto šventės eisenos dalyviam. Tai visi, kas dalyvavo šventėje, visi, kurie veizėjo tuos visus įrašus, kur buvo, visuose įrašuose mes matėm, kad Plungė ir jūra, kad Plungė ir Neptūns ir padėko yra UAB Plungės vandenys. Čia Neptūnas žiūriu, kad su undinio apsauga. Noriu didelę padėkoti visiems posėdžių dalyviams, visiems plungiškiam už to įvertinimą. Plungės vandenys, tokie biški įdomesni. Mes nieko nepirkom, visko dirbom patys. O tai patys, katrai dirba, šitą visi stovi. Deina naktį, bet visko padarė. Ačiū už šventį, už to, kad mes galėjom prisidėti prie to šventės. Didelis dėkoju jums. Gerbiamas Alvydai, aš gal truputėlį pareplikuosiu. Kaip tavo komanda nedirbs, jeigu tu su trišakiu vienos gainiuoji? Tai periname prie... Šį mėnesį neturim vieno klausimo, kurį paprastai turim. Tai neturim gimusių Liepos mėnesį. Kažkaip prastova buvo tą mėnesį, bet tikimės, kad susirinkę rugsėjo mėnesį jau turėsim ko švęsti. Tai periname prie darbotvarkės klausimų ir kaip siūlė gerbiamas Gediminas Stonys, tai kadangi turim apsilankysius atstovus, tai prašytumėm tada 34 darbotvarkės klausimą pristatyti dėl negyvenamų patalpų suteikimo panaudos teisę ir vėliau 35, prašom. Tai dar kartą labą dieną visiems. 34 klausimas dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teisė. Tai vadovaudamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo išvardintais punktais, atsižvelgdama į Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičio apygardos 3 rinktiniai 2025 m. Liepos 30 dienos prašymą, viešosios įstaigos Plungės ligoninės 2025 m. Liepos 25 dienos raštą, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia perduoti panaudos teisę 20 metų laikotarpiu laikinai neatlygintai valdyti ir naudoti Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausančio ir viešosios įstaigos Plungės ligoninė patikėjimo teisė pagal patikėjimo sutartį valdomo pastato poliklinikos esančių Tumo Vaižganto gatvė 91 patalpas, kurių bendras plotas 392 kvadratai. Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičio apygardos 3 rinktiniai, jos nuostatose numatytai veiklai vykdyti. Siūlau pritarti. Ar būtų tarybos narių norinčių paklausti? Gerbiamas Adomas Zabuskis, prašom. Vokelė netep čia gera, čia taip, kad padeda. Šviežus klausimus, atsiprašau, sveiki visi, nepasisveikino, kadangi šviežus klausimus ir perskaičius medžiagą, galbūt kyla klausimų, bet čia klausimas ir šitam klausimui, ir po to, kur nagrinėsim irgi patalpas suteikiam. Sakykit, aiškinamajame yra parašyta, kad finansavimo šaltiniai savivaldybės biudžeto lėšos. Ar čia mes esam kažką nusimatę, kažkokį prisidėjimą prie abiejų klausimų, ar čia yra, kaip pasakyti, prašytojų, vadinkim, bus lėšos. Tai toks. Čia, kaip suprantu, finansavimo šaltinis patalpų, finansavimo šaltinis, o kas liečia, tarkim, šiuo atveju, šiuo klausimu nagrinėjimo remonto klausimą, tai viskas mūsų svečių kompetencijoje, tai mes ten nieko.
Panaudos gavėjo kompetencija, tiksliau. Jo, tai čia tikriausiai kalba eina apie, nes yra įvardintos lėšos, įsigymo vertė, tarkim, tų patalpų. 27 792, tai matyt, nėra iš turto skyriaus niekas, kad paaiškintų, bet aš suprantu tai kaip mūsų lėšos tų patalpų įsigymo. Tai Jo, taip. į savivaldybės biudžeto pinigų nereikės prisidėti, jie tiesiog tas patalpas gavę panaudos būdų, jie susitvarkys ir naudos jų reikmėm taip, kaip yra numatyta. Tai šiuo atveju savivaldybės galbūt tiesiog ligoninė truputėlį turės daugiau naudos, nes realiai tos patalpos, kurios dabar yra jų balanse, tai sakykime, jų išlaikymas ar šildymo kiti kaštai yra būtent šiuo atveju ligoninė turės šiek tiek naudos iš to, kad turės mažiau kaštų. Ar būtų daugiau klausimų? Nematau, ar galima pritarti bendru sutarimu? Ačiū, pritarta bendru sutarimu. Taip, gerbiamas Mindaugas Kaunas, prašom. Aš tai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad tas pastatas jau faktiškai bus pilnai įveiklintas, bet reikėtų neužmiršti ir apie to pastato fasadą, nes fasadas tai tikrai reikalauja dar šiek tiek remontų. Tai aš manau, į ateitį reikėtų nusimatyti ir aplinką aptvarkyti ir energetinius resursus, kad būtų galima naudoti, sakysim, tai jeigu būtų galimybė susikompensuoti per energetinių kokią nors paramą, tai siūlyčiau tikrai tą objektą irgi įtraukti. Tai dėkuoju iš pasiūlymą. Dėl aplinkos noriu pasakyti, kad jie jau iš Kaspo atstovai pareiškė prašymą dėl galimybės patiems įrengti aikštelę prie pastato, tam, kad galima būtų laikyti jų transportą, neužimti mūsų pačių aikštelių. O dėl kitų dalykų, tai dėl energetinių natūralu, kad nemažai tų pačių objektų yra, bet nori visi, kad būtų viskas tvarkinga. Ačiū. Kviečiu pristatyti 35 darbotvarkės klausimą. 35 dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teisė Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijai. Taigi vėlgi vadovaudamasi prieš tai irgi buvusių įstatymų, bei atsižvelgdama Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos 2025 m. Liepos 29 dienos prašymą ir Žemaičių dailės muziejaus 2025 m. Liepos 30 dienos raštą Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia perduoti 5 metų laikotarpį Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teisė priklausančio ir Žemaičių dailės muziejaus pateikimo teisę valdomo pastato administracinio esančio Parko gatvė 3B Plungės mieste patalpas, kurių bendras plotas yra 21,58 kvadrato, panaudos teisė Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijai jos įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Ir dar tą aiškinamą įraštą žiūriu, kad apie tos lėšas, kad dėl tų skaičiavimų, kad reikalingų lėšų kaip ir nereikia, o 4 lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai sprendimo projekto gyvendinti lėšų nereiks. Tai jūs tikriausiai tą ir turėjote omenyje apie vertę kalbėti apie. Tai siūlau pritarti. Ar būtų norinčių paklausti? Nematau, ar galime sprendimui pritarti bendru sutarimu. Ačiū, pritarta bendru sutarimu. Tai gal, Gediminai, tiesiog galima būtų ir kitus klausimus prasėti. Kad nepasitvirtinom prieš tai. Ar galim taip lankščiai pažiūrėti, kad nereiktų lakstyti kelis kartus? Ne, taip. Tai jeigu kolegos sutinka, tai aš manau, kad galim pasileisti. Tai prašymas būtų pristatyti klausimus jūsų kūruojamus, pradedant nuo 16. Gerai. Šiek tiek lėčiau tada, nes tada reikės atsidarinėti po vieną. Ne, nepastvirtum, gal einam taip kaip kvieškim. Švietimas pirmas, tai tegu yra švietimas pirmas. Čia mes... Jo, šito vietoj, kolegos... Ūkį galą mes nutraukim. Kolegos, šito vietoj aš jūsų paklausiau, prieštaravimų negirdėjau. Tai, bet jeigu norit principingai laikytis tos eiliškumo, suprantat, aš šiek tiek aukštaitis, jūs gal kitos tautybės. Gerai, to kviečiam kolegą tarybos komiteto pirmininką Audrių Misiūną pristatyti švietimo, kultūros ir sporto klausimus kuruojamus, pradedant nuo 4. Prašom. Labadiena, gerbiami kolegos. Jūsų dėmesiui švietimas, kultūra ir sportas. 4. klausimas.
Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 25 gegužės 29 sprendimo dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, lopšeliuose, darželiuose 25-26 mokslo metais nustatymo pakeitimo. Pavadinimas ilgas, esmė gerokai paprastesnė. Tai kaip ir kiekvienais metais mes gegužės mėnesį nustatome mūsų švietimo įstaigose komplektų skaičių, o iki rugsėjo 1 dienos mes patvirtiname tą faktą, todėl jūsų dėmesio yra pateiktas klausimas būtent apie priešmokyklinį ugdymo grupių ir mokinių skaičių. Priešmokyklinis tai yra paskutiniai metai iki mokyklos, jis bus vykdomas mūsų įvairiose įstaigose. Iš viso turėtų lankyti apie 300 vaikučių, kurie dar po metų turėtų papildyti mūsų mokyklas. Siūlyčiau pritarti, pasikeitimų nuo gegužės mėnesio komplektų kiekiuose nėra, tik tai mokiniai vieną arba kitą grupę persirašė. Siūlyčiau pritarti. Taip, matau, jūs nori paklausti, tarybos narė Vida Bandauskienė, prašom. Labadiena, kolegos. Čia daugiau bus pasisakymas kartu su pasiūlymu. Kaip žinia, iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės darželiuose turi būti sudaromos neviršijant sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų. Ministro įsakyme yra keltas labai svarbių nuostatų. Tai yra, priešmokyklinio ugdymo grupėje negali būti daugiau kaip 20 vaikų. Vienas specialiųjų poreikių vaikas prilyginamas 2 tos grupės, kurioje ugdomas vaikams, todėl atitinkamai turi būti sumažintas vaikų skaičius grupėje. Ir trečia, jeigu vaikui sutrikimas ar negalia nustatyti jau po grupės suformavimo, grupės vaikų skaičius turi būti sumažintas ne vėliau negu iki kitų metų rugpjūčio 31 dienos. Tarybos nariams pateiktame sprendimo projekte tarybos nariai mato ne visą informaciją apie situaciją grupėse. Komiteto nariams buvo pateikta daugiau informacijos. Tai yra, ne tik vaikų skaičius grupėse, bet ir specialiųjų poreikių vaikų skaičius tose grupėse. Todėl remiantis tokia informacija atkreipiu dėmesį į situaciją keliuose darželiuose, miestų darželiuose. Darželėje Vyturėlis formuojamos 2 priešmokyklinio ugdymo grupės su 40 vaikų. Bet Vyturėlio šiuose grupėse yra 2 vaikai su labai dideliais ir dideliais specialiaisiais poreikiais. Pagal higienos normas vaikų skaičius turi būti 38, bet ne 40. Reiškia, šiame darželėje, jei pritarsime sprendimo projektui, bus pažeistos nustatytos higienos normos. Darželio pasaka 2 grupėse yra 38 vaikai, bet yra 4 specialiųjų poreikių vaikai. Reiškia, pasako šiuose grupėse turi būti 36, bet ne 38 vaikai. Reiškia, ir šiame darželėje bus pažeistos nustatytos higienos normos. Darželio Raudonkepuraitė grupėse 39 vaikai, bet yra 2 specialiųjų poreikių vaikai. Todėl grupėse turi būti viso 38, bet ne 39 vaikai. Reiškia, ir čia bus pažeistos nustatytos higienos normos. Taip pat akivaizdu, kad formuojant naujas ir iki mokyklinio darželių grupės būtina formuoti jas pasiliekant kiekvienoje grupėje bent kelias laisvas vietas. Nes dabartinė realybė tokia, kad vaikų su specialiaisiais poreikiais kasmet vis daugėja. Štai dabar turim mieste 69 grupės, kurios yra 47 vaikai su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais poreikiais. Ar tose grupėse ir kitose grupėse laikomasi ministrų įsakymų patvirtintų higienos normų? Atsakymas – ne visose grupėse. Pateiksiu skaičius. Tiesa, darželis Vyturėlis nepateikė komiteto nariams vaikų skaičių grupėse, todėl be jo duomenų dabartinė situacija mieste yra tokia. 19 grupių mieste viršijamas vaikų skaičius grupėse. Tai yra 1/3 grupių viršijamas vaikų skaičius grupėse. Ir šitą situaciją reikia keisti. Pasikartosiu, sudarant darželių grupės būtina sudaryti jas pasiliekant kiekvienoje grupėje bent kelias laisvas vietas. Net kaip vedėjas sako, kai jau yra sudarytos grupės ir vaikus perskirstyti yra sudėtinga ir kartais dramatiška, bet į ateitį galvoti mes privalome. Tiesa, ir priskirimas mokiniui padėjėjo neleidžia nesilaikyti higienos normų ir neleidžia viršyti vaikų skaičiaus grupėse. Toks buvo ir ministerijos atsakymas. Tai
Kągi, situaciją turim tokią, kad realiai mes netitinkame higienos normų. Taip, gerbiamas švietimo skyrius vedėjas, gal galėtų pakomentuoti? Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Suprantam, tą kryptim ir judam, tik tai šitą dalyką reikia daryti ne drastiškai, o tiesiog jį reikia išgyvendinti, nes kai kurios grupės jau yra suformuotos keli metai atgal, jeigu nieks neišėjo iš grupės, neginsim mes tų vaikų lauk. Tai kaip ir sakėm, nereikia žiūrėti biurokratiškai kai kuriais atvejais, reikia žiūrėti žmogiškai. Tai tiek. Taip, ar būtų daugiau? Taip, gerbiamas Liudas Kėjus, prašom. Aš taip pat ne klausimą klausiu pranešėjai, bet tokį pasisakymą. Aš taryboje 3 kadencijoje ir kiekvienais metais mes ginčijamės prieš grupių sudarimą, mes kiekvienais metais ginčijamės apie kokybę darželių, apie ugdymo, tai yra patalpų kokybę, kur yra vaikai mūsų ugdomi. Ir tai vyksta daugybę metų. Ir mes per 35 metus esantis nepriklausomybei nepadarėm Plungėj nieko, kad galėtume vystytis. Visi kalba, kad šiandien mes gyvenam geriausiai, kada nors gyvenę lietuviai šiuo metu geriausia materialinė situacija yra. O ką mes darom su savo ateitim? Mes vėl apie tą patį kalbam. Per 5 metus, ne per 10, kai esu tarybos narys, bet per 5 metus biudžetas padvigubėjo. Kur mes tuos pinigus leidžiam? Ar mes negalim pasirūpinti savo vaikais, savo jaunom šeimom, kad nebūtų tų klausimų? Ir čia nereikia nieko, čia reikia principo, kad ruošiamės būti geresnis miestas, ruošiamės būti geresni. Ir tam yra padarytas pagrindas, tam yra projektas padarytas. Tam buvo skirta 800 000 šiems metams iš regioninės plėtros tarybos iki mokykliniam ugdymui. Apmokėjom kažkokias skolas iš tų pinigų ir tuos pinigus išleidom remontui, kur remonto kaina kainuoja daugiau nei naujos statybos kaina už kvadratinį metrą. Pagalvokime apie tai ir galvokime, jau šie metai nieko nepadarys, bet apie kitus metus, kur biudžetas dar nusimato, klausykit, vieną kartą atsigręžkime savo ateitį. Mes kalbam apie pramonę, o kas toj pramonė? Žmonės dirba. Jaunų žmonių reikia. O ką jaunam žmogui duoti šiandien? Ne kažkur trinkelių padėti, bet jam duoti vaiko ugdymui. Ir jisai atvažiuos. Iš kur tie pinigai, kurie dabar, čia yra tas, nežinau, ten 80+ milijonų. Čia ne tarybos pinigai, čia ne savivaldybės pinigai, čia tų pačių žmonių, kuriems šitos paslaugos teikiamas. Pagalvokime apie tai. Ačiū. Dėkuoju. Tarybos narys Mindaugas Kaunas, prašom. Aš biškai norėčiau replikuoti į švietimo skyriaus vedėją tokią pastabą, kad čia biurokratinis požiūris. Gal ir biurokratinis požiūris būtų, jeigu mes kalbėtumėm apie esamas grupės, bet Gintautai yra kūriamos ir tvirtinamos dabar grupės ir tų pačių mažiausių, kurios taip ir yra kaip ir perpildytos. Ir gal kaip tik čia yra jūsų tas biurokratinis toks požiūris sudėlioti skaičiukus, o ne įsigilinti į esamą situaciją. Nes kaip ir Liudas, taip kaip ir Vidas sako, čia yra mūsų ateitis. Ir jeigu jūs sudėliojat skaičiukus, jums atrodo gražiai ir pasiskelbėm, kad mes turim daug vietų, o realiai tai nėra jų. Aš žinau, kokia būdavo švietimo skyriaus pozicija ir toks paaiškinimas. Ne visi vaikai ateina kiekvieną dieną į mokyklą, į darželį. Tai neskaičiuokim taip, o jeigu jie visi ateina, tai ką tada daryti auklėtojai? Perpildytoj grupėje sėdėti? Taip, dėkojam. Švietimo skyriaus vedėjas, matau, be mikrofono savo. Aš įvardinsiu kelis darželius. Rutelė, Nykštukas,
Rutelėje iš 12 grupių 2 grupės yra po 20 vaikų. Visos kitos yra 19-18. Nykštuke nerasit nė vienos grupės, kurioje būtų 20 vaikų. Įstaigos žino tą situaciją, atsižvelgia į tas pastabas, kurias ir jūs įsakot, apie ką mes šnekam jau ne pirmi metai, ir neformuoja pilnų grupių. Jeigu atsitinka taip, kad vaikas su specialiaisiais poreikiais, specialiai poreikiai nustatomi metų eigoj, tai tokiu atveju, jeigu išeina vaikai iš grupės, buvo 20 vaikų grupė, išeina automatiškai į tą vietą, nėra priimami vaikai. Dabar, kai kalbam apie priešmokyklinį ugdymą, pas mus vaikai, kai pradeda eiti lopšelį darželiuose, taip ir eina iki galo. Ir dabar 4 vaikus pagal jūsų pasiūlymą mes turim kažkur kitur iškelt. Kalbėkim apie lopšelį. Teisės aktai pasikeitė dėl 2 vaikų skaičiaus. Man rodos, praėjusiais metais, jei neklystų, kad finansavimas yra skiriamas 2, skaičiuojamos sąlyginės grupės ir panašiai. Šitas dalykas, ką mes matom dabar priešmokykliniam ugdyme, dažniausiai tai jau yra susiformavę dalykai nuo 3 metų, kai formuojamos 3 metų grupės. Iš lopšelių yra performuojamos į darželio grupės. Tai čia, sakau, pasakyti yra lengviau negu padaryti. Nelipam, išgyvendinam, tik tam reikia laiko. Tai gerbiamas švietimo skyrius atėjo, jau galima dar patikslinkite informaciją paskutinę, kiek mes turim vietų darželiuose dar. Tiksliai dabar nepasakysiu, bet tikrai turim nemažai. Vakar pradėjom analizuoti šitą dabartinę situaciją. Visose darželiuose turim, bet pagal skirtingas amžiaus grupės. Mes galim sumažinti, kaip sakant, negalim, jeigu tai yra 21 gimimo metų vaikai ir 19 metų vaikus, išmėtyti po visas grupės. Tai nėra toks paprastas dalykas, kaip čia visiems atrodo paprasta. Tai tiesiog buvo prašymas tada, kad faktiškai kas savaitę laiko atnaujinti tą informaciją, kiek kokiuose darželiuose, kokiuose grupėse turi laisvų vietų. To šitą informaciją paskelbti. Tai tiesiog prašymas buvo, kadangi matėm po pirmos informacijos pasipildė kai kurios grupės, tai tiesiog prašymas atnaujinti tam, kad ta online informacija būtų pateikiama. Taip, ačiū. Tarybos narė Vida Bondauskienė, antrą kartą prašom. Taip. Iš tikrųjų, žinot, tas laisvos vietos toks yra labai slidus dalykas. Nes ministro įsakyme yra parašyta, kiek negali viršyti. Gali būti nedaugiau kaip 20, nedaugiau kaip 15, šitai parašyta. Nėra parašyta, kiek mažiausiai gali būti vaikų grupė, kad grupė būtų formuojama. Tai va, todėl jeigu mūsų tikslas yra suformuoti visas grupės po 20, tai tada mes taip galime labai paprastai aritmetiškai suskaičiuoti. Čia yra laisvos vietos. Bet jeigu mes norime galvoti apie tai, kad mums reikia pasilikti vietų būtent specialių poreikių vaikų, jeigu atsiranda grupėse, o jų tikrai atsiranda, jeigu mes norime sudaryti geresnės sąlygas ir tiem patiem vaikam ir jų mokytojam, reiškia, mes turim truputį kitaip galvoti, kas yra laisvos vietos. Tikrai. Tai aš manau, kad šita diskusija mus dar kartą vers susimastyti, pergalvoti ir ateityje tikrai truputį gal kitaip žiūrėti šitą klausimą. Aš galėčiau atsakyti dėl ateities, labai žinot mano atsakymą, bet vis kartojimas, sako, yra mokslo motina. Tai kolegos, antroji demografinė krizė smogs mūsų švietimo įstaigoms po 2 metų. Jeigu dabar pirmose pradinėse klasėse yra taip virš 300 iki 400 iš viso per rajoną, tai kaip girdėjote, reiškia, jau prieš mokyklinių bus apie 300, o gimsta jau dabar apie 200 vaikučių. Tai reiškia, dar po kokių 2-3 metų į darželius pradės ateiti po 200 vaikų, apie 190 ir tų tuščių vietų vis daugės. Ir manau, tas komfortas, apie kurį kalbam, jo bus galima pasiekti esamose įstaigose. Tai apie tą kalbėkime ir mokyklos tą pajus. Pirmosios klasės, pradinės klasės pajus mokinių stygių. Ir tos problemos, apie kurias mes dabar kalbam, po 2 metų mes visai kitaip kalbėsim, kaip daryti, kad reikėtų išlaikyti kai kurias iki mokyklinės įstaigas.
Taip, dėkoju. Tarybos narys Ramanauskas Giedrius, prašom. Aš, ta prasme, vis tiek to klausimo iki galo esmės nesuprantu, tai gal ar švietimus skyriaus vedėjas ar komiteto pirmininkas galėtų man iki galo daaiškinti tą vietą. Ta prasme, demografiškai vaikų skaičius mažėja. Darželių uždaryt neuždarėm, grupių skaičiaus nekeitėm, kiek suprantu, ar ne? Kas čia nutiko, kad, ta prasme, nebetelpa tie vaikai? Vaikai telpa, tik tai kolegės Vidos iniciatyva labai pradėjome skaičiuoti, reiškia, kiek yra vaikų su specialiais poreikiais, kuriems reikia daugiau erdvės arba daugiau vietų, taip sakykime. Tai, šiaip galvomis skaičiuojant arba vienetai skaičiuojant mokinių arba tų ugdytinių mažėja. Ir iš lėto mažėja ir tų vietų, reiškia, darželiuose vis daugiau ir daugiau. Atsižvelgiant į šiuolaikinės tendencijas ir reikalavimus, kad būtų, reiškia, vaikams su specialiais poreikiais mažiau jų būtų grupėse, tai pastabos yra teisingos ir aš manau, kad kiekviena ugdymo įstaiga tą girdi ir po truputį į tai atkreipia dėmesio. O kas liečia demografiją, tai tas klausimas spręsis žymiai greičiau, nes bus tos pačios grupės gerokai mažesnės, po 2-3 metų tikrai tai bus. O tai čia su tuo integraliu ugdymu susijęs klausimas? Taip, gaunasi? dabar visi vaikai eina kartu, ta prasme, ir su specialiais poreikiais, ir be specialių poreikių eina kartu, jie ugdosi kartu tiek iki mokyklinėse įstaigose, tiek jau, reiškia, bendro ugdymo įstaigose. Ir tas procesas vyksta, aišku, sudėtingas jisai yra, bet tokia yra dabartinė mūsų visuomenė, tolerantiška ir to pačiu reikalaujanti visiems vienodo dėmesio ir visiems vienodų sąlygų. Bet ministrų įsakymas vis tiek kalba kitaip. Be abejo, kaip ir tai toje vietoje taip, mes galime, reiškia, dabar paimti visus sąrašus, perbraukyti, reiškia, iš vienos ar iš kitos grupės išimti kažkiek tai vaikų, bet tai bus ašaros močiučių, tų pačių vaikų ir turėsim psichologų ir kitų specialistų pagalbos, norint tos vaikus vėlgi atstatyti į reiškia, normalų, kaip sakyti, bendravimą. Vaiko iškelimas iš grupės tokio amžiaus labai skausmingai atsiliepia tam vaikui. Na, ačiū, biškai daugiau jau supratau šią akimirką. Taip, tarybos narys Liudas Skierius, antrą kartą, prašom. Klausimas toks, ar yra įvertinta ir nuo kada yra privalomas 2 metukų iki mokyklinis ugdymas. Ar jau yra tas įvertinta, nes buvo lig šiol privalomas nuo 3 metų, o dabar jau nuo 2. Privalomo ugdymo nėra, yra visuotinis, reikėtų šiek tiek... Tai čia žodžių žaismas, nesvarbu. Jis šiek tiek yra skirtumas, nes mums ir ministerija, kai įvedinėjo visuotinį ugdymą, mums aiškino šiek tiek kitaip. Tai nėra privalomumas. Privalomumas yra užtikrinti galimybę vaikui ateiti į darželį. Jeigu tėvai pageidauja ateiti, kad vaikas būtų priimtas į darželį, tai, pavyzdžiui, šiuo metu nuo 3 metų, mes savivaldybė privalo sudaryti tas sąlygas. Tai apie 2 metų amžių dar kol kas nėra kalbama, yra kalbama daugiau apie 3 metų laikotarpį, bet galiu pasakyti, ką kalbėjome per komitetą, šiemet pas mus darželiuose yra formuojamos jau ir grupės nuo 1 metų. Jeigu iki šiol formuodavom grupės nuo 1,5 metų, tai šiemet jau esam pradėję formuoti ir nuo 1 metų, kad žmonės, kad mamos, tėčiai galėtų grįžti anksčiau į darbus. Taip, dėkoju. Tarybos narys Tomas Maševskis, prašom. Labą dieną, mėly kolegos. Aš gal tokią trumpą repliką į komiteto pirmininko pasisakymą dėl demografinės situacijos ir krizės artėjančios ir bandymo paguosti, kad atėjus šiai krizei vietų darželiuose lyg ir padaugės. Bet nemanau, kad čia yra ta situacija, kurią reikėtų pasidžiaugti jo ir manyčiau, kad dabar pats metas imtis veiksmų, kad ta demografinė krizė mus aplenktų. Tikrai taip, Tomai, aš pats esu tas pavyzdys, mano 20 metų gimimo sūnus irgi ateis į mokyklą greitai, nors gimdymo amžius gal ne pats geriausias jau. Prašom prisijungti. Gerbiami tarybos nariai, aš tiesiog norėčiau, kad būtų kalbama šituo klausimu. O apie kai kurios kitus dalykus, gerbiamas Tomai, galėtume truputėlį kitoje aplinkoje kalbėti.
pirmininkas nesidžiaugia, jis gazdina arba tiksliau įspėja pastoviai, kad kolegos, jeigu mes žiūrim į priekį, tikrai mūsų laukia rimti išbandymai ir šiandien priimdami sprendimus mes turime žiūrėti, kas bus po 3-4 metų su mokyklomis, su jų renovacijomis ir panašiai, kad paskui nebūtų tušti pastatai, o vaikų nėra, o pinigai sudėti. Taip, ar būtų tarybos narių dar norėčiau paklausti? Nematau, ar galima sprendimui pritarti bendrų sutarimų? Tai prašom pasitikrinti korteles ir skelbiamas balsavimas. Ačiū visiems ir viso gero. Taip, sprendimui 17 už, 7 susilaikė, sprendimas 7 pritarta. Kviečiu pristatyti 5 darbotvarkės klausimą, prašom. 5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 25 gegužės 29 dienos sprendimo dėl mokinių skaičiaus kiekvienos klasės raute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute Plungės rajono savivaldybės bendro ugdymo mokyklose 25-26 mokslo metais patvirtinimo. Taigi gegužės mėnesį mes priėmėme vieną sprendimą, dabar jis būtų tikslinamas. Pokyčiai nežymus. Saulės gimnazijoje į pirmą gimnazijinę klasę susirinko daugiau norinčių mokytis, negu kad mes buvome nurodę. Tai vietoj 5 yra prašoma 6 komplektai pirmos gimnazijinės klasės. Ir atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų prašymą ir į mokinių teisę pasirinkti mokymosi įstaigą, reikėtų pritarti. Aišku, kažkiek gali nukentėti, reiškia, kai kurios kitos mokyklos, nes mokiniai iš oro neatsiranda. Jeigu jie ateina į vieną mokyklą, reiškia, neteina arba išeina iš kitos mokyklos. Bet šiai dienai komitete po tam tikrų diskusijų sprendimui siūlėme pritarti. Siūlau pritarti. Taip, tarybos narė Vida Badauskienė, prašom. Tai tada klausimas, kodėl taip labai pasikeitė mokinių skaičius Liepijų mokykloje po komitetų posėdžio? Techniniai dalykai. Pabėgo formulė Excel'yje ties šateikiais, o lyginamajam variante buvo neteisingi skaičiai surašyti. Tik tiek galiu pasakyti. Ir atsiprašyti dėl šito. Bet reikės dar vieną kartą atsiprašyti, nes dar vienoje vietoje pabėgo formulė. Nes šateikių skyriuje 4 pradinės klasės, 4 yra 5, 8 ir 1 9, o visų parašyta 8 komplektai. Tai ir čia pabėgo. Taip. Tuli bėga. Ir vis tik tai klausimas dėl pavėžėjimo mokyklinio autobusiukų. Kaip bus elgiamasi tokioje situacijoje, kai mokyklinis Saulės gimnazijos autobusas atvažiuos iš šeimos, kurioje yra 11 ir 9 kiemą? Į gimnaziją veš abu, ar tik 11, o 9 pamojuos ranka? Pagal savivaldybės patvirtintą tvarką 9 pamojuos. Taip, tarybos narys Mindaugas Kaunas, prašom. Tai vėl dabar žiūrėkit, ar mes šitai biurokratiškai viską ir žiūrėsim. Yra tvarka, tai gerai, tai turim laiko, pasikeiskim tą tvarką. Jeigu mes priėmam taip, kad sukomplektuojam tas klases, priėmam tos vaikus į tas klases ir mes tada sakom, mes jų nebevežam į mokyklą. Čia yra ne vienas atvejis, merė, kai mūsų rajone iš vienos šeimos vieną vaiką veža, kitą neveža. Ar tai čia nėra pasityčiojimas, tai kas čia dabar? Kaip tas kitas vaikas turi atvažiuoti? Peškom ateiti jisai turi mokyklą, ar ką? Ar netgi taip sudėtinga yra tos biurokratinius tokius klausimus imti ir išspręsti? Kokį biurokratinį siūlę? Aš manau, kad rugsėjo mėnesį turėsim tada, šau gal per Lietuvos žinias parodys, sakysim, kaip Plungės rajone vaikus vežioja į mokyklą. Ar čia klausimas buvo man, ar galėčiau sakyti? Aš manau, kad to vietoje savivaldybės taryba, tai būtent jūs patys esate patvirtinę šitą tvarką, kaip tai yra daroma, ir aš manau, kad tą tvarką remiantis reikia daryti vienus arba kitus sprendimus.
Tai šito vietų gerbiami tarybos nariai, tai jeigu pasitvirtinom tą pačią taisyklės, tai jų reikia galų galia laikytis. Tam yra nuoseklumas daromas, o suprantu, kad kartais opozicijos žmonėm nori sudaryti šou. Tai čia jūsų teisė. Tarybos narys Liudas Kėvas, prašau. Aš norėjau skiriaus vedėjai pastabą dėl pasakymą, jog mes patvirtinom, kad devintoko neimti į autobusą. Bet ar jūs suprantat hierarchiją valdymo? Kad ne mes esam ūkinių reikalų sprendėjai, mes esam patvirtinantis, merė tą patį ir jums pasakys, nes jūs taip pat dabar pakomentavot, mes esam patvirtinantis teisingų sprendimų, tai yra esam teisingų sprendimų tvirtintojai. Ir jūs turit pasakyti, atsiprašau, mes sekančiai taryboje pakeisim ir pasakysim ir padarysim nutarimą, kad devintokas sėstų, o ne komentuot, kad čia tarybos ar netgi opozicijos kažkoks tai ožiavimasis. Negalima šitai, klausykit. Apie vaikų ugdymą. Bet čia panašiai kaip mūsų prezidentas, kad kažką auklėje, jau mes čia pereinam į tokį lygį. Atsiprašau. Aš galėčiau atsakyti į kolegų, pastabas dėl pavėžėjimo. Tai mano žiniomis administracijos kabinetuose yra projektas reformos pavėžėjimo ir mokyklinio autobuso naudojimo. Tai galėsime svarstyti, aš manau, artimiausių metų po atostogų vasaros susirinkę. Ten daug pokyčių. Rugsėjo 1 veš kaip vežė gegužės mėnesį. Gerbiamas komiteto pirmininkė, tiesiog visi tarybos nariai, vadovaujantis tarybos reglamentu, pasižymė ir tai nėra klausimai iš salės, nes jau mes atrodo esam transliuojami ir tie dalykai turi girdėtis. Tai tiek pastabos būtų, gerbiamas Mindaugai. Tarybos narys Adomas Zambrowskis, prašau. Aš tik tai norėjau pirmininkė pasiūlyti, kaip tik čia buvo daug tų kalbų, nes besiklausantiems žmonėms, vadinkim, tai iš tikrųjų atrodo galbūt keista, tai tikrai siūlyčiau nedelsti, grįžti, jau aišku, truputėlį gal pavėluotai, jau rugsėjo 1 bus, bet gal suspėtumėm ir į spalio mėnesį, kaip pavyzdys, į tarybą gal ateiti su tokiais pakeitimais, tikrai, kad, kaip sakyt, pagal situaciją viską ir keičiam iš tikrųjų, tai siūlymas paskubėti. Ačiū. Taip, daugiau klausančių nematau. Tai ar galima sprendimui pritarti bendrų sutarimu? Ačiū, pritarta bendrų sutarimu. Kviečiu pristatyti 6 darbotvarkės klausimą, prašom. 6. Dėl Plungės rajono Žemaitijos kadetų gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Jūsų dėmesiui Žemaitijos kadetų gimnazijos nuostatai, juose naujos redakcijos keletą dalykų. Yra priskiriama gimnazijai būtent kadetų ugdymo programa, tokia nepatikslinama, bet tiesiog priskiriama. Ši gimnazija taipogi vykdys bendrojo ugdymo, pagrindinio ugdymo programas ir kartu, kaip minėjau, kadetų ugdymo programą. Ir pataisyti kai kurie dar dalykai pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Siūlyčiau pritarti. Ar būtų tarybos narių norinčių paklausti? Nematau, ar galima pritarti bendrų sutarimo? Ačiū, pritarta bendrų sutarimo. Kviečiu pristatyti 7 darbotvarkės klausimą. 7. Dėl Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro nuostatų patvirtinimo. Tai čia irgi klausimas iš tos serijos, kur daugumą švietimo įstaigų mes šiais metais tvirtiname pakoreguotus nuostatus, atėjo eilė ir paslaugų ir švietimo pagalbos centro nuostatams. Yra tam tikrų nedidelių pokyčių susijusių su pastarųjų laikotarpio teisinių aktų pasikeitimais. Todėl reikia ir šitai įstaigai pasitvirtinti naujus nuostatus. Siūlyčiau patvirtinti. Ar būtų tarybos narių norinčių paklausti? Nematau, ar galima pritarti sprendimų bendrų sutarimu? Ačiū, pritarta bendrų sutarimu. Dėkuoju gerbiamam komiteto pirmininkui. Kviečiu kaimo reikalų komiteto pirmininką gerbiamą Andrėjų Stančiką pristatyti jūsų komiteto kuruojamus klausimus, pradedant nuo 8. Prašom. Sveiki, kolegos.
8 darbotvarkės klausimas, kaimo reikalų komiteto, kuruojami ir kiti klausimai. Taip, dėl vietos veiklos grupės valdybos komitetas svarstė ir buvo siūlymas vietoj buvusio Platelių seniūno Roberto Šimkaus įrašyti į valdybą Platelių seniūną, taipogi Robertą, bet Gritkų. Šiuo metu užimančias pareigas ir pakoreguoti deleguotų Regimanto Kavaliausko pareigas įrašant Plungės rajono Žemaitijos kadetų gimnazijos direktorius. Komitetas tą siūlo, aš manau, kad ir kolegos pritarsite. Ar būtų tarybos narių norinčių paklausti? Nematau, ar galima sprendimui pritarti bendrų sutarimu. Ačiū, pritarta bendrų sutarimu. Kviečiu pristatyti 9 darbotvarkės klausimą. Taip, 9 darbotvarkės klausimas. Dėl savivaldybės nekilnojamo turto pripažinimo nereikalingos savivaldybės funkcijoms vykdyti. Ir taip, nusprendžiame pripažinti nereikalingos savivaldybės funkcijoms vykdyti Plungės rajono savivaldybės nuosavybės teisę priklausančius nekilnojamą turtą. Pastatas Karvidė esantis Varnaičių kaime, Žlibinų seniūnijoje, likutinė vertė 448,70 €. Ant 1-2 punktų būtų kitas inžinerinis statinys, tai pritos fermos esanti Mišlydė. Irgi Varnaičių kaime, Žlibinų seniūnijoje, likutinė vertė 145,23 €. Ir pastatas Karvidė Veršydė, kuris irgi randasi Varnaičių kaime, likutinė vertė jo yra 656,64 €. Taipogi pastatas Grūdų sandėlys esantis Malūnų gatvėje 36 Žlibinų kaime, Žlibinų seniūnijoje, jo likutinė vertė 392,02 € ir pastatas Garažas esantis Plungės gatvėje 43 Kontaučių kaime, Žlibinų seniūnijoje, likutinė vertė 716,18 €. Ir šitus antrojų punktų, sakoma, šitus visus, kas yra išvardinta, įtraukti, įtraukti sprendiniu pirmojo punkto nurodytus nekilnojamo turto objektus į viešame aukcione parduodamos savivaldybės nekilnojamo turto kitų nekilnojamų daiktų sąrašą. Tam komitetas pritarė. Ar būtų tarybos narių norinčių paklausti? Nematau, ar galima pritarti bendrų sutarimu. Ačiū, pritarta bendrų sutarimu. Kviečiu pristatyti 10 darbotvarkės klausimą. Taip, kolegos, 10 darbotvarkės klausimas, kaip ir mes kalbėjome, kadangi 9 mes pritarėme, tai 10, būtent tas, kas buvo išvardintas 9, įtraukiamas būtent į tai yra privatizuojamų objektų sąrašas, kuris yra vis ir pateiktas. Komitetas tam aišku pritarė. Ar būtų tarybos narių norinčių paklausti? Nematau, ar galima pritarti bendrų sutarimu. Ačiū, pritarta bendrų sutarimu. Kviečiu pristatyti 11 darbotvarkės klausimą. Mat kaip. Atsiprašau. Taip, dėl leidimo išnuomoti negyvenamas patalpas ir taip leisti Plungės rajono savivaldybės administracijai viešo konkursų būdu išnuomoti 10 metų laikotarpiai savivaldybės nuosavybė teisė priklausančias negyvenamas patalpas, gydymo patalpa su bendro naudojimo patalpomis, kurios yra išvardintos. Tai randasi Liepgirių gatvė 27/14 Nurvaičių kaime, Plungės savivaldybėje. Taip, nustatyti 1 kvadrato mėnesinį nuomos mokestį. Siūloma yra 83 €. Toliau, 3 punktas sako, kad nustatyti savivaldybės turto nuomininkui, kuris turi nuomą ilgiau kaip 1 kalendoriniai metai, nuompinigių dydis savivaldybės turto valdytojų vienašalių pareiškimų gali būti didinamas iki kiekvieno kalendorinių metų sausio 31 dienos, tais atvejais, jeigu
Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės paskelbtas vartotojų kainų indeksas pokytis praėjusių metų gruodžio mėnesį, palyginant su už praėjusius metus gruodžio mėnesį, yra 5 ir daugiau procentų. Taip, 4 punktas sako, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius turi, taip, 4.1 punktas sako, parengti nuomos konkursų sąlygas ir skelbti sprendinio 1 punkte nurodytas turto viešame nuomos konkurse. Ir 4, aišku, pasirašyti visus reikalingus dokumentus. Komitetas svarstė ir tam pritarė. Noriu paklausti tarybos narys Ramūnas Leidis, prašom. Gal nepaklausti, tik patikslinti, man atrodo, statistikos departamento tokios nebėra. Organizacijos yra valstybės duomenų agentūra. Tai tiesiog pasižiūrėkit, kad būtų teisinga tarybos sprendimai. Gerai, ačiū už pastabą. Dėkojame. Komitete į tai nebuvo atsižvelgta, į tokį pastabą. Dėkojame už pastabą. Taip, ar būtų daugiau pastebėjimų? Tai su to pastaba, ar galim pritarti bendru sutarimu? Ačiū, pritarta bendru sutarimu. Kviečiu pristatyti 12 darbotvarkės klausimą. 12 darbotvarkės klausimas dėl savivaldybei patikėjimo teisė perduotos valstybinės žemės disponavimo. Ir yra siūloma visuomenės poreikiams 2 sklypai perduoti, tai vieno sklypo 0,16 hektaro ir kitos sklypo 0,29 Beržorų kaime Platelių seniūnyje. Komitetas tam neprieštaravo. Ar būtų norinčių paklausti? Gerbiamas Giedrius Ramanauskas, prašom. Gal galėtumėt patikslinti, kas ten bus prie tų kapinių? Vienu pusė aikštelę, ne kiek suprantu, nori rinkti, o kitu pusė? Gal gerbiamas Živilė Biliauskinė galėtų prie mikrofono? Ar Tomas Jėcys, prašom. Tai kaip ir matėte iš schemas, tai prieš kapinis yra tokia teritorija, katros tikrą mes privalom įtraukti neprivatizuojams, nes ten tikrą nebus jokių užstatymų, ten turi būti bendra naudojama erdvė. Ir kada darom sklypų formavim, pertvarkim projektus, mums ta kaina ir ta pati, ta prasme, tai mes žiūram aplinkau, jeigu yra kažkokį plotą, kad yra nesuformauti sklypas, kad įtraukti tom patį sklypų formavim pertvarkim projektą, o ta užnugarėnį kapinį dalis ir kaip ir mūsų akim žiūrint reikalinga, kad būtų galim patekti bendrą naudojimą pliažą ton teritorijai, Beržorų ten ta mauda vietė yra ir per ton vietą, kad ta jungtis būtų užtikrinta, kad niekada neprivatizaus, nebus uždaryta ir kad žmonės galėtų ir per ton posį už kapinių patekti ton pliažą teritorijai. Tai tokius abu su sklypų formuojam tiesiog to pačiu vien sprendim, kad sutaupyti pinigus. Taip, ar yra daugiau norinčių paklausti? Nematau, ar galima sprendimui pritarti bendru sutarimu. Ačiū, pritarta bendru sutarimu. Kviečiu pristatyti 13 darbotvarkės klausimą. Ne vietoj pastatytis, matomai. Taip, dėl teikimo parduotis atviro aukciono būdu kitos paskirties valstybinės žemės sklypą esantis Kubaikių gatvėje 2A Alsėdžio miestelyje Plungės rajonų savivaldybėje. Ir taip nusprendžiame teikti parduoti atvirą aukciono būdu Plungės rajonų savivaldybės patikėjimo teise valdoma 0,127 ha ploto kitos paskirties, naudojimų būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamo pastato teritorijos, valstybinės žemės, sklypo numeriai nurodomi ir visa kita. Antras punktas, būtent kaina yra nurodoma 610. Ir toliau trečias nustatymų sąlygos, kurios yra išdėstymus ir aišku pačioj pabaigoje įpareigoti Plungės rajonų savivaldybės merą teisės aktuose nustatyta tvarka pateikti žemės sklypo pardavimą atviro aukciono organizavimo Plungės rajonų savivaldybės administracijos darbuotojų atsakingų už informaciją apie parduodamus aukcionų žemės sklypo pateikimo kontaktus.
Komitetas irgi svarstė, na, mes kaip Alsėdžius, kaip nekeisi, nemažai jau tokių sklypų parduodame, bet kadangi tai yra miestelis ir aišku, yra ne žemės ūkio paskirties, o kitos paskirties, tai tų sklypų mes turime. Komitetas tam neprieštaravo, pritarė. Ar būtų tarybos narių norinčių paklausti? Ką? Pirmiausia, tai ir yra, kad tai yra po pastatais, yra neįteisinti. Yra pastatai, bet žemė buvusi, kaip sakant, likusi valstybinė ir šiandien. Taip, tarybos narys Mindaugas Savonas, prašom. Šiaip komitetų pirmininkui ten nėra jokių pastatų. Ten yra gan nemažas sklypas ir ta kaina tokia. Ar čia iš tikrųjų pagal metodiką ir kaip ten suskaičiuota, nes, nu... Tai yra atviras aukcionas ir aišku pradinė kaina. Bet jeigu atsiras dalyvauti... Bet ta pradinė kaina jau tokia, nu... Atsiras daugiau, tai visada kylanti gali būti. Viliojanti kaina. Gali išlikti ir tokia, jeigu bus tik vienas pirkėjas. Bet statinių ten nėra. Taip, ar būtų daugiau norinčių paklausti? Nematau, ar galima pritarti sprendimui bendrų sutarimu. Ačiū, pritarta bendrų sutarimu. Kviečiu pristatyti 14 darbotvarkės klausimą. Gerbiamas komiteto pirmininkė, 14 klausimas dar. Ne, užverčiau lapę, aš maniau, kad jau pabaigęs. Taip. Mikrofonų ko gero neišjungiau. Taip, dėl žemės sklypų siūlymų įtraukti į neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą. Ir taip siūlome būtent nacionalinė žemės tarnybai prie aplinkos ministerijos pripažinti būtinos visuomenės poreikiams apie 0,07 ha ploto valstybinės žemės esančią Plungės rajono savivaldybėje, Žlibinų seniūnijoje, Purvaičių kaime. Ten yra vandenvietė. Komitetas tam neprieštaravo. Ar bus norinčių paklausti? Nematau, ar galima sprendimui pritarti bendrų sutarimu? Ačiū, pritarta bendrų sutarimu. Atrodo, daugiau nebeturiu. Šį kartą daugiau klausimų nėra. Kviečiu į tribūną gerbiamą Tadą Šetkauskį, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininką, pristatyti jų komiteto kuruotą klausimą numeris 15. Prašom. Dėl Plungės rajono savivaldybės socialinių reikalų tarybos sudarimo. Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia sudaryti 10 šaukimų savivaldybės tarybos įgaliojimų kadencijai Plungės rajono savivaldybės socialinių reikalų taryba. Ir čia sprendimo projektai yra išvardinti deleguoti organizacijų kandidatai. Tai 2 tuščios vietos yra paliktos Plungės rajono savivaldybės tarybos nariams bei skirti tarybos pirmininką. Tai siūlymas iš savivaldybės tarybos narių vienas yra deleguoti Jurgitą Latakienę, kurią ir skirti šios tarybos pirmininkę. Tai prašau pasiūlyti dar bent vieną kandidatą. Taip, tarybos narė Vida Bandauskienė, prašom. Opozicija siūlo Mindaugą Kauną. Ir viskas. Tik vien. Taip, ar galima būtų bendrų sutarimų pritart? Ačiū, pritarta bendrų sutarimų. Dėkuoju gerbiamam komiteto pirmininkui. Kviečiu į tribūną vietos ūkio komiteto pirmininką gerbiamą Gediminą Stonį. Prašau pristatyti jūsų komiteto kuruojamus klausimus, pradedant nuo 16. Prašom. Šešioliktas. Dėl valstybės nekilnojamo turto, tai pėsčiųjų tako perėmimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn ir šio turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti, disponuoti patikėjimo teisę. Vadovaudamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų išvardytais punktais, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia perimti Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn savivaldybės faktiškai valdomą valstybės nekilnojamą turtą, tai pėsčiųjų takus nurodyta šios sprendimo priede, savirankiškai savivaldybių funkcijai įgyvendinti. Tai siūlau pritarti. Taip, savivaldybės tarybos narys Mindaugas Kaunas, prašom. Žiūrėkit, aš taip jau, mes čia periminėjom visus stoties, Birutės, Darius ir Girėno gatvės tos takus.
Bet man kilo klausimas, kai perėmėm takus, ar kodėl mes neperimam to projektų? Nes dabar savivaldybė pakartotinai projektuoja visus dviračių takus, nors tas projektas kelių direkcijos dabartinės Via Lietuva jau buvo parengtas. Negi tai buvo sudėtinga išimti tą dalį iš projektų ir sakysim, padaryti tos takus. Ar mes dabar antrą kartą mokam pinigus ir projektuojamės? Ar galėčiau atsakyti? Tai mes naudojamės tuo projektu, kuris yra ir jis pateiktas buvo pirkimo sąlygose, remiantis tuo projektu, kuris yra. Tačiau formalus perdavimas pačio projekto jis yra galimas tada, kai yra perdama taip pat ir pati gatvė, ką Via Lietuva yra pažadėjusi padaryti. Bet tiesiog formaliai, kadangi priėmimas, perdavimas turi būti vykdomas vyriausybės nutarimo, tai turtas, kuris yra patys projektai, jie taip pat bus perduoti. Tik tai ir čia, kadangi turim ir daugiau tų pačių sprendimų, tai yra ir dėl Dariaus ir Girėno gatvės, dėl kitų, tai kadangi pats projektas yra padarytas tikrai ženkliai brangesnis su keitimu pačios kelio ašies, tai ne visuomet tuo pačiu projektu yra naudojamasi, daroma tiesiog pakankamai ekonominių variantų, kad tai būtų patogu žmonėm ir nebūtų didelį kaštai pačiai savivaldybei. Taip, tarybos narys Tomas Pečerskis, prašom. Aš gal tik tokį prašymą prie 16 klausimų, jeigu jau yra sprendimas persiimti pėsčiųjų taką, tai prašyčiau tada ir pateikti išsamesnę truputį informaciją, o ne ekrano nuotrauką su juoda linija. Jeigu jau yra parengtas brėžinukas, tada būtų galim juo pasidalinti ir su tarybos nariais, kur būtų aiškius koordinatės ir matytųsi aiškus inžinerinis statinys, kur jo ribos ir visa kita. Nes informacija pateikta tokia truputėlį per laisva. Tai gerbiamas tarybos nariai, iš tikrųjų jūsų kolega Rimas Dužinskas taip pat dalyvauja to komitetos, jūsų frakcijos kolega dalyvauja komiteto posėdžiuose. Aš manau, kad tą informaciją jis taip pat dalinasi su kitais tarybos nariais. Ačiū. Gerbiamas Mindaugas Kaunas, prašom. Vieną pastabą, merė, jeigu gauna vienas tarybos narys, tada turi gauti visi tarybos nariai, nesvarbu, jis ten dalyvauja tam komitete ar nedalyvauja. Tai yra komiteto medžiaga, kuri persiunčiama yra komiteto nariam. Ne visa medžiaga persiunčiama visiems tarybos nariams, bet ne visa medžiaga ir svetainė tie, ar pasižiūrėkit kitą kartą. Žiūrėkit, vis tiek, merė, aš norėčiau grįžti ir pritarsiu tau klausimai, bet su protokoliniu tokiu sprendimu norėčiau, kad jūs pateiktumėt informaciją, kiek kainuos stoties, Birutės, Dariaus ir Girėno ir ten Žemaitijos gatvės papildomas tas projektavimas. Tikrai norim gauti tą informaciją. Tos informacijos dėja negalėsiu jums pateikti, todėl kad pirkimas yra darytas projektavimo rangos kartu. Taigi sąskaitą gaunat, žinot, kiek už projektavimą, kiek už... Šito vietoje aš dar sėki sakau, šitą informaciją yra, pirkimas yra daromas tam, kam yra pritarę ir Via Lietuva, ką jie daro taip pat su savo žvyrkelių projektavimu, tai yra vienas pirkimas rangos ir projektavimo kartu. Gerai, paprašysim raštu, merė. Prašom, prašykit. Taip, ar būtų daugiau norinčių paklausti? Nematau, ar galimas pritarti sprendimui bendro sutarimu. Ačiū, pritarta bendro sutarimu. Kviečiu pristatyti 17 darbotvarkės klausimą, prašom. 17 klausimas, prašau, dėl valstybės nekilnojamo turto vietinės reikšmės kelių perėmimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn ir šio turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti, disponuoti patikėjimą teisę. Tai vadovaudamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldo įstatymo nurodytais punktais Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia perimti Plungės rajono savivaldybės nuosavybės savivaldybės faktiškai valdomą valstybės nekilnojamą į turtą, nurodyta šio sprendimo priedė savarankiškai savivaldybės funkcijai įgyvendinti. Siūlau pritarti. Taip, jūs nori paklausti tarybos narys Mindaugas Kaunas, prašom. Na, žinot, tas klausimas jau toks kaip, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Ir mes jau kelintą kartą ateinam su to klausimu ir kuo jis dažniau ateina, tuo daugiau klausimų, žinokit, man iškila. Vienas dalykas, merė. Ar kas nors atkreipė dėmesį, kad kadastro byla, ta, kuri padaryta, yra 25 metų vasario 11, o viršelis yra vasario 19. Tai kaip šiandien pateikėt šioj taryboje naują kadastro bylą, kuri buvo padaryta vasario mėnesį? Tai ką nešėt prieš tai į tarybą, kokius klausimus ir tai, ar čia jinai yra tokia padaryta ta medžiaga,
kadastrinę, ar kažkur suklydot, ar kažką paslėpėt. Tai vienas klausimas. O antras klausimas yra, lapkričio mėnesį praėjusiais metais pasitvirtino miesto bendrąjį planą. Pasižiūrėkite, ar miesto bendrajam plane ši gatvė yra numatyta. Šios gatvelės atkarpos nėra miesto bendrajam plane. Tai ką mes šiandien tvirtinam? Mes pats prieštaraujam savo sprendimui? Aš manau, kad turėtų būti kitokia procedūra visai. Tai turėtų būti daromas detalusis bent jau planas ir tas turėtų būti įtraukta. O šiuo momentu šito nėra. Aišku, čia galite sakyti, kad čia mes tokį sprendimą priimam, taryba gali priimti, bet aš manau, kad tai prieštarauja. Ir šiaip netgi ir statybos inspekcijos išaiškinimai yra, kad prieštarauja bendrajam miesto planui. Tai pagalvokit. Gerbiamas architektas Tomas Jasys, prašom. Aš gal dėl antro klausim, kadangi su mano skyriaus reikalais įsėjęs, tai nėra visi akligatviai pažymimi bendrajam plane. Bendrajam plane yra kuriamas, planuojamas gatvių tinklas, kuris yra minimalus reikalingas aptarnauti kvartalui. Tai jeigu pažiūrėtumėm, tai tam pačiam bendrajam plane nėra ir kitų mūsų miesto akligatvių, ta prasme, kurie yra jau, kaip sakyti, 30 metų ir yra užstatyti ir taip toliau. Tai yra sužymėtos tik tai pagrindinės, kaip sakyti, jungiamosios gatvės, kurios formuoja kvartalus. Tai tokių smulkių akligatvių yra ir daugiau nepažymėtų. Tai aišku, bendrojo plano rengėjai, jeigu tas mūsų miesto planas būtų, tarkim, mažesnio miestelio, kaip, pavyzdžiui, Plateliai, Kuliai, ir prie to mastelio tu gali detalizuoti ir kiekvieną akligatvį įtraukti bendrojo plano sprendinius, ta prasme. Bet kada mes kalbam apie didelio mastelio, kaip Plungės miesto su visom prieigom bendrai planą, tai daug tokių smulkių gatvelių jau nėra grafiškai žymimų brėžiniuose, bet tai nereiškia, kad tos gatvės neegzistuoja arba jos, kad negali būti registruojamas, jos yra net bendrojo plano rengimo metu, kai kurios buvo įregistruotos, bet nebuvo grafiškai vaizduojamos brėžiniuose. Tai aš šitoj vietoje nematau prieštaravimo ir ne pirmas kartas, kad galbūt mūsų nuomonė nestam su inspekcijos, bet nematau čia tame kažkokio teisinio pagrindo, kad negalėtų būti ta gatvė įregistruojama. Tai aš manau, kad pakankamai aiškiai architektas atsakė. Taip, dar kartą, antrą kartą Mindaugas Kaunas, prašom. Aš tai architektų tada norėčiau pasakyti, tada taikykim tą praktiką visiems Plungės rajono gyventojams ir kai ateis gyventojas, tai taip ir taikykim tokią pačią praktiką. Jeigu norės įregistruoti gatvę, tai registruok. Bet merė nieks neatsakė į tą pirmą klausimo dalį. Kaip yra su kadastro byla, kuri yra vasario mėnesio? O jūs nešėt ją kelis kartus ir su kitokiam duomenim, kitokiom datom. Tai dėl techninių veiksmų šito vietą tikrai neatsakysiu dabar, bet... Už ką mes balsuojame? Aš manau, kad to vietoj, ar mes sprendžiam klausimą, ar ieškom kabinėjimuose. Tai aš manau, kad šiuo atveju jūsų klausimas ir daugiau susijęs su kabinėjimuose, bet tai yra jūsų teisė. Kabinėjimus, merė, dokumentus reikia pateikti. Jeigu reikalinga, aš jūsų nepertraukinėjau, jeigu reikalinga patikslinti tą informaciją, mes tiesiog paprašysim turto skyrius, kad tą informaciją jums patikslintų, o šitą medžiagą aš manau, kad yra teisinga. Į pateiktus klausimus dėl detaliai jums atsakė architektas ir aš manau, kad tą sprendimą mes šiandien galim priimti. Jūs šiandien galite priimti, atsiprašau, ne aš. Merė, labai klystat. Jūs sakot, priimsim sprendimą, tada patikslinsime.